visą šlovę priimi vienas kartas. Tu pamilai mane pirmas, kai dar ne vienas buvau, aš esu atpirktas. Todėl ir gėdu tau, todėl ir gėdu tau, todėl ir gėdu tau, todėl ir gėdu tau. Vertas esi, vertas esi, mano Dieve, vertas esi, šlovės visos, mano Dieve, vertas esi, viešpatie, vertas esi, mano Dieve, vertas esi, šlovės visos, mano Dieve, esi, viešpatie, vertas esi, mano Dieve, vertas esi, šlovės visos, mano Dieve, vertas esi, vertas esi, mano Dieve, vertas esi, šlovės visos. Kur šį vakarą stovėti mums? Well, we're so glad you're here tonight. Džiaugiamės, kad jūs esate šį vakarą čia. She wants me to switch. Okay, switch, please. Can you hear me? Ar girdit mane? Hello? Hello? Sveiki, sveiki. We're here. Mes čia. Are you there? Ar jūs čia? Wow. So, how many of you were here for the first time tonight? Taigi, kas iš jūsų šį vakarą esate padarėję čia? Ar ne aš Oh, pamatau? we're so glad you're here. Džiaugiamės, kad jūs esate čia. Where have you been? Kur iki šiol buvot? We're glad you're here tonight. Bet džiaugiamės, kad šį vakarą jūs esate I čia. have a guest I want to invite up here with me right now. Ir taip pat A special class each day, helping people understand the Bible on healing. ir From Belarus. Jevgenijus jisai yra iš Baltarusijos. I understand Ir kaip aš suprantu, Gala Leshina is not here. Galios nėra čia, ar ne? Nieto, Gala Leshina. Nieto. Nėra Galios Galinos čia. Okay, Kirill, come here and interpret for Yevgeny. Just into his ear. Okay, wonderful. Well, I understand that Belarusians and Lithuanians have some similar customs. Ir aš kaip suprantu, Baltarusijoje ir Lietuvoje yra panašios tradicijos, įpročiai. I heard that, some. Girdėjau, kad kai kurie yra dalykai panašus. Not a lot, but some. Nedaug, bet yra keletas. But I asked Yevgeny up here, Bet aš noriu paklausti, because he has a real heart to help people. nes jo širdis iš tikrųjų dega, užsidegusi, kad padėtų žmonėms. And he's been teaching a class each day at 5 o'clock. Ir kiekvieną dieną jisai mokino 5 valandą čia. And opening the Bible on the subject of healing. Ir jisai kalbėjo, kas yra rašoma Biblijoje apie išgydymą. Now, why is that important? Ir kodėlgi tai yra svarbu? Many times, Labai dažnai people come to a meeting once, žmonės kartą ateina į susirinkimą, something good happens, ten kažkas gero patinka and they leave. ir jie išeina. So we have a special class Ir pas mus yra ypatingas so you susirinkimas, can learn about what's happening to you. kad jūs galėtumėte suprasti, kas vyksta su jumis. So Yevgeny, I want you to tell the people about what you're teaching, just a little Aš bit. tiesiog noriu, kad Jevgenijus šiek tiek papasakotų, ką jisai mokina žmonės. What's important for everyone to know about healing? Kas yra svarbu, ką kiekvienas turėtų žinoti apie išgydymą. You put your hand on it, it makes it worse. Добрый вечер. Labas vakaras. Хочу спросить, а кто из вас вообще был на этих семинарах об исцелении? Pirmiausia, noriu paklausti, o kas iš jūsų buvote šiuose seminaruose, kur buvo kalbama apie išgydymą? Были. Wonderful. Šaunuoliai. Look at this man. Didn't he receive a healing? Štai čia tas žmogus, ar jis nebuvo išgydytas? Right there. Štai ten, pakelti savo ranką. I'm glad to see you in
the healing school. Ir aš džiaugiuosi, kad jūs buvote tose seminaruose, kur kalbam apie išgydymą. Because he's learning how to keep that. Nes jisai ten sužino, kaip tai galim išlaikyti. He's learning as a chief. That healing. Okay. Именно Yeah. You want a different one? мне кажется, звукорежиссер не хочет, чтобы я говорил. Panašu, kad operatoriai nenori, kad aš kalbėčiau. I think he must have something very important to say. Galbūt kaip tik kažką labai svarbaus jis norėtų This pasakyti. microphone will not work. Давай. Ну что, каждый вечер у нас есть школа исцеления. Taigi kiekvieną vakarą 5 valandą vyksta vadinama išgydymų mokykla. И мы разговариваем о том, почему мы можем быть исцелены. Ir mes kalbame apie tai, kaip ir kodėl mes galime būti išgydyti. И тема, которую мы рассматриваем уже на протяжении всей этой недели, Ir tema, kurią mes nagrinėjame visą šią savaitę jau, почему я должен быть исцелен. kodėl aš turiu būti išgydytas. Мы рассматриваем причины, Ir mes nagrinėjame priežastis, почему исцеление должно быть в моем теле. kodėl išgydymas turėtų įvykti mano kūne. Должно Turi. быть. Turi. Вообще исцеление – это нормальное состояние человека. Nes išgydymas arba sveikata yra normali žmogaus būsena. Это то, что Бог запланировал Tai для yra людей. tai, kas Dievo suplanuota žmonėms. И мы разговаривали о том, что болезнь – это вообще подарок от дьявола. Ir mes kalbėjome apie tai, kad liga tai iš tikrųjų velnio dovana. Это зло, которое он нам приносит. Tai yra tas blogis ar piktas, kuris mumise. И мы имеем власть не принимать эти подарки. Ir mums suteikta valdžia nepriimti tokių dovanų. И мы разговариваем о том, как хранить это исцеление. Ir mes kalbame apie tai, kaip išlaikyti gautą И išgydymą. как позволять исцелению быть в теле каждого из Ir нас. kaip leisti, kad iš tikrųjų išgydymas vyktų kiekvienam mūsų kūne. Знаете, когда я шел на эту сцену, я вспомнил историю. Ir žinot, kai aš lipau į sceną, aš prisimenu vieną istoriją. Мы были в России, Mes tuo metu buvome у нас Rusijoje. был фестиваль в подобной палатке. Ir ten taip pat vyko festivalis panašiai palapiniai. И в первый день почти принесли одного дедушку. Ir pirmą dieną ten atnešė vieną senelį. Он пережил 3 инсульта. Jis jau buvo išgyvenęs 3 insultus. И врачи были вообще удивлены, как он остался жив. Ir gydytojai jie patys stebėjosi, kad jis iš viso dar tebėra Но он gyvas. был практически парализован. Bet jis buvo praktiškai visas paralyžiuotas. И вот его принесли и посадили на скамейку. Taigi jie atnešė, pasodino ant suolo И он посещал каждое это собрание ir исцеления. jis kiekvieną išgydymų seminarą buvo ten. И каждый день он начал чувствовать себя лучше и лучше. Ir su kiekviena diena jis jautėsi vis geriau ir geriau. И уже через несколько дней Ir jau po keleto dienų он мог выйти перед всеми сам jisai galėjo pats prieš visus и išeiti засвидетельствовать, как Бог восстановил его тело. ir paliudyti visiems, kaip Dievas atstatė jo kūną. И он не просто начал ходить, Ir jis ne tik, kad pradėjo он уже vaikščioti, мог полностью двигаться, бегать, танцевать. bet jis galėjo pilnai judėti, vaikščioti, šokinėti. Просто он позволил Божьей силе действовать в его жизни. Tiesiog jisai leido, kad Dievo gyventa jėga veiktų jo Божьему gyvenime. Слову действовать в его жизни. Kad Dievo žodis veiktų jo То, gyvenime. что мы с вами здесь слышим, Ir tai, ką mes čia girdime su я думаю, jumis, это живое Слово. aš manau, tai yra tas gyvas žodis. Это то семя, которое сеется в наши сердца. Ir tai yra ta sėkla, kuris sėjame И į mūsų каждый из нас мы širdis. можем быть исцелены. Ir kiekvienas iš mūsų mes galim būti išgydyti. Лесли говорил сейчас об одном человеке. Ir Leslie minėjo dabar vieną žmogų. Несколько дней назад он подошел и рассказал Ir prieš porą dienų jisai priėjo ir jisai papasakojo, о том, как многие годы его мучила депрессия. kaip daugelį metų jis buvo depresijos kankinamas. И вчера он вышел на сцену за свидетельство O vakar jisai išėjo ant scenos ir paliudijo, о том, что он свободен от этого. kad jis dabar yra laisvas nuo Он to. говорит, 10 таблеток в день нужно было пить. Jisai sakė, kad 10 tablečių turėjau gerti per dieną, И он говорит, я понял, что они мне больше не нужны. bet dabar aš supratau, kad jų man daugiau nereikia. Бог действует в каждом теле. Ir Dievas jisai veikia kiekviename Кто kūne. позволяет. Kiekvieno, kuris Каждый, кто leidžia, согласится. kiekvienas, kuris priims И tai. мы знаем, что он здесь. Ir mes žinom, kad Dievas yra И čia. он любит исцелять каждого. Ir jam patinka И если ты gydyti. здесь сейчас, Ir jeigu tu esi šiandien и тебе čia нужно исцеление, ir tau reikalingas ты в išgydymas, самом лучшем месте. tu esi pačioje geriausioje И vietoje. мы уверены, Ir mes esam что tikri, сегодня твой день, kad ši diena yra Ir мы tavoji diena. убеждены, Ir mes esam что tikri, сегодня твоя kad возможность yra tavo galimybė šiandieną быть полностью исцеленным. būti visiškai Кто готов išgydytu. сегодня согласиться? Kas šiandieną gali pritarti tam? Я не. Хорошо. Gerai. Wonderful. You can Nuostabu. stay. Ačiū. So if they want to come tomorrow, what time?
Если вы хотите прийти завтра в 5 часов, Jeigu jūs norėtumėte rytoj tai išgirsti, laukite Здесь jūsų вот 5 valandą čia šitoje мы palapinėje. продолжаем. Mes tęsime У нас есть еще много замечательных идей, ir pas mus dar yra daugybė puikių minčių интересных историй, ir labai įdomių istorijų, наглядных примеров, vaizdinių priemonių ir pavyzdžių просто хорошее послание. ir tiesiog gera žinia. Не пропускайте это. Todėl nepraleiskite šios galimybės. And Yevgeny, I just remember that you were with us in Africa, in Gabon. Да, я помню. He remembers. Jisai prisimena tą momentą, kai jie kartu buvo Afrikoje. Tell me, what did you see in Africa? What did you see in the hearts of the people? What did you experience as you stood in front of that large crowd who was expecting miracles? Tiesiog paprašė, kad papasakotų, ką būdamas Afrikoje jisai patyrė, išgyveno, kai matė tų žmonių lūkestį, kad stebuklai vyktų. Как раз сегодня я об этом рассказывал на нашем уроке. Iš tiesų, apie tai kaip tik šiandieną kalbėjom mūsų seminare. Удивительно, что я заметил в Африке. Ir iš tikrųjų tai, ką pastebėjau, Afrikoje yra neįtikėtina. Люди ожидают чудес. Žmonės, jie laukia И stebuklų они находятся в таком трепетном ожидании. ir jie tokioje būsenoje laukimo И они ждут момента, ir jie laukia tos akimirkos, когда ты им скажешь, вот оно время. kai jau pasakys, štai tas metas, Сейчас Бог хочет исцелить человека. dabar Dievas nori gydyti И они žmogų. сразу скажут, это я. Ir jie iškart sakys, štai aš. Знаете, одна история мне очень запомнилась. Ir man įsiminė labai viena Я istorija. покажу ее наглядно. Ir tai bus vaizdinė priemonė. Как-то один день я начинал служение, Taigi vieną dieną pradedu и я susirinkimą шел по сцене, ir aš einu sceną и я говорил о том, что Бог добрый, ir aš kalbu apie tai, kad Dievas yra и geras, Он любит нас, Jisai myli mus и у Него есть хороший план для нашей жизни. ir aš sakau, kad yra geras jo И planas я mūsų помню, gyvenimams. проходя мимо, я увидел женщину, которая лежала на земле. Nu, pro šalį matau ant žemės moteris. И я приехал немножко раньше и видел, как ее привезли на машине. Ir aš šiek tiek anksčiau atvykau į tą susirinkimą ir aš mačiau, kaip ji buvo atvežta su automobiliu. Она была полностью парализована. Ir ta moteris buvo visiškai Ее положили paralyžiuota. на землю, Ją tiesiog paguldė и ant она žemės. просто лежала и ждала собрания. Jinai ten gulėjo, tiesiog laukė, kada prasidės susirinkimas. И когда я ее увидел, Ir kai aš ją pamačiau, я говорю, прямо сейчас. ir aš sakau, tiesiog Бог dabar хочет тебя исцелить. Dievas trokšta tave Если ты išgydyti. позволишь. Jeigu tu tik leisi, Знаете, это не было какое-то особенное такое понимание. tai nebuvo kažkoks ypatingas atėjęs taiga supratimas, Я просто знаю, что Бог любит исцелять всех. bet tiesiog aš žinau, kad Dievas И nori я gydyti продолжил kiekvieną. говорить и пошел дальше по сцене. Ir aš tiesiog ėjau toliau sceną ir kalbėjau. И вдруг вижу там какое-то движение. Ir staiga matau, kad kažkoks judėjimas И я prasidėjo. поворачиваюсь и смотрю, люди, которые стояли вокруг этой женщины, Aš atsigręžiu ir matau, tie žmonės, kurie stovėjo šalia они tos moteris, услышали, что человек со сцены сказал, что сейчас Бог хочет ее исцелить. jie išgirdo, kad žmogus ant scenos pasakė, Dievas nori Они padėti. схватили ее под руки, Jie čiupo ją už rankų, поставили на ноги pastato ant и kojų начали кричать, ходи, ходи, ходи. ir pradeda И, šaukti. короче, ей пришлось ходить. Vaikščiok, 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 tai kas dalyko, reikėjo vaikščioti. Готов ли ты сегодня ожидать своего чуда? Todėl tu pasiruošk šiandieną laukti savo jo stebuklo. Мне нравится книга Лесли. Ir man patinka knyga, kurią parašė Она Leslė. называется «Ожидай своего чуда». Ir ta, ji vadinasi Lauk savo jo Вы знаете, stebuklo. на одном уроке мы говорили, Ir vienoje iš seminarų vienam mes что kalbėjome. некоторые люди приходят в палатку, Kai kurie žmonės, jie ateina į palapinę и они ожидают молитвы. ir jie laukia maldos. А некоторые люди, O kai kurie žmonės, они ожидают исцеления. jie laukia išgydymo. Что сегодня ты ожидаешь? Ko tu šiandieną Ты lauki? ожидаешь молитву, Ar tu lauki maldos? ты ее получишь. Bus malda. Но если ты будешь ожидать исцеления, Bet jeigu tu lauksi išgydymo, ты получишь исцеление. tu gausi išgydymą. Ожидай свое чудо. Todėl lauk savo jo Он stebuklo. приготовил для тебя сегодня. Dievas šiandieną jį yra tau paruošęs. Wow. Ačiū. Tomorrow, Rytoj, 5 o'clock, 5 valandą, where? Today? kur? В этой большой палатке. Šioje didelėje palapinėje. So we'll meet Yevgeny here tomorrow. Taigi rytoj jums galimybė susitikti su Eugeniu čia Say, per yes, that's Todėl me. visi sakykime taip, tai aš būsiu. Три человека сказали «да». Bet kai kurie žmonės pasakė taip. Keturi.
Еще одна короткая история. Ir dar viena trumpa istorija. Это было тоже в России, Tai nutiko taip pat в другой Rusijoje, палатке. tik kitoje И palapinėje. я каждый вечер проводил такие семинары об исцелении. Ir taip kiekvieną vakarą taip pat vyko seminarai apie išgydymus. И вот первый вечер я обнаружил, Ir pirmą vakarą aš pastebėjau, напротив меня сидела женщина, priešai sėdėti moteris и она держала в руке телефон. ir jinai rankose laikė telefoną. Все время, пока я учил, Ir kol aš mokiau, jinai у нее был набран номер, vis laik buvo surinktas и numeris она держала так телефон. ir jinai vis laik taip laiko telefoną. Выглядело немножко странно. Atrodė gana keistokai, Но на завтра она снова пришла. bet rytojus dieną jinai vėl Она говорит, pasirinko. я хочу рассказать свидетельство. Ir jinai sako, aš noriu jums pasakyti liudijimą. Знаете, это очень важно рассказывать свидетельство. Ir žinot, labai svarbu papasakoti tai, kas nutiko, tai, kas vadinamas liudijimu. И она рассказала историю. Ir jinai pasakoja tokią Она говорит, istoriją. вчера я позвонила человеку, который был парализован. Ir sako, vakar aš paskambinau žmogui, kuris buvo Он paralyžiuotas. не мог сюда прийти. Jisai negalėjo И čia он слушал весь семинар по телефону. atvykti, bet visą tą seminarą jis išklausė И в конце, telefonu. когда мы помолились, Ir pabaigoje, kai mes meldėmės, он был исцелен. jisai tuo metu buvo Он išgydytas. встал и начал ходить. Jisai pakilo ir pradėjo vaikščioti. И знаете, на следующий день Ir kitą dieną вся наши сценные колонки visa scena, visos kolonėlės были усеяны телефонами. buvo nusipintos telefonais. Люди звонили своим друзьям. Žmonės, jie skambino savo Он draugams, сделал удивительные o чудеса. Dievas darė nuostabius stebuklus. Он любит творить Jis, чудеса. jam patinka daryti stebuklus. Ir jis laukia tos akimirkos, kada tu leisi jam tai padaryti. Jis yra pasiruošęs. Jis laukia, kada tu pasakysi, taip, aš pasiruošęs, aš sutinku, aš noriu. Now, Evgeny, how did healing happen through that telephone? Ir kaip, Evgenijau, kaip tas stebuklas gali būti, arba išgydymas per telefoną? How could that be? How could that be? Хороший вопрос. Geras klausimas. Ну, на самом деле, мы с вами знаем, Iš tiesų mes su jumis žinome, мы с вами верим в великого Бога, mes tikime didžiu Dievu, имя которого целитель. kurio vardas yra И gydytojas. он любит исцелять Ir людей. jam patinka gydyti žmonės. И не нужно специального человека даже. Ir tam nereikia kažkokio ypatingo žmogaus. Библия говорит, Biblijoje что rašoma, когда люди узнают истину, kada žmonės pažįsta tiesą, истина делает их свободными. tiesa išlaisvina juos. И поэтому, несмотря на то, что меня не было рядом, Ir visai nepaisant to, kad mane šalia Бог nebuvo, рядом с каждым человеком. Dievas jis yra šalia kiekvieno И žmogaus. когда человек узнает истину, Ir kaip žmogus pažįsta и он tiesą, соглашается с ней, ir kaip pritarė, и этот priima tą человек tiesą. сказал, да, Господь, Tai žmogus pasakė, я viešpatie, соглашаюсь. aš pritariu И tam, Бог сказал, наконец-то. aš sutinku, ir Dievas atsako, Я давно хотел pagaliau, тебя исцелить. aš jau seniai norėjau tave И он išgydyti. совершил одно удивительное Ir чудо. įvyko tas nuostabus stebuklas. У него есть чудо для каждого из нас. Ir jis yra paruošęs stebuklą kiekvienam iš mūsų. And you know, Evgeny, it's interesting. Įdomu, It's very interesting labai įdomu. that the only thing that makes us different. Vienintelis dalykas, kuris mus išskiria. Yeah, so I'll just talk to them. The only thing that makes us different. Vienintelis dalykas, kuris padaro mus kitokiais arba išskiria mus All of creation. iš visos kūrinijos. One thing. Vienintelis dalykas. We have words. Pas mus yra žodžiai. Words Žodžiai, that have power kurie turi galią to create. kurti. The scripture tells Ir us rašte yra rašoma, that there is life and death gyvenimas ir mirtis in the power of the tongues. slypi liežuvio galioje. Words of life. Gyvybės žodžiai, Watch, we can look at our children. mes galim žiūrėti į savo vaikus, When we have words of life, arba mes gyvybės žodžius kalbėsim, our children come alive. ir kai mes tai kalbėsim, mūsų vaikai jie atvyks. When we have words of death to O them, kai mes išsakom jiems mirties you're žodžius, stupid. tu kvailys, You can't do tu that. nepadarysi to. It's never possible. Neįmanoma tau You're no niekada. good. Tu iš tavęs nieko gero. Our children are like a flower, Ir mūsų vaikai tarsi gėlės. and they curl up. Ir jie susigūžia. But like a flower, Bet kaip gėlė, when we say to our children, kada mes savo vaikams kalbame, you can do tu it. gali tai padaryti. God loves you. Dievas myli I tave. love Aš tave myliu. All things are Ir possible. visa yra įmanoma. They will come alive. Jie atgys. So I have a question for you tonight. Ir šį vakarą pas mane yra You're klausimas. going to hear good words, Jūs girdėsite gerus žodžius, good news. gerąją naujieną. And that good Ir ta news, geroji naujiena, when it comes into
your kai heart, jinai pasieks jūsų širdis, just like that telephone. kaip per tą telefoną, It has the ability to bring a word to you. turi tą gebėjimą atnešti tau žodį. That microphone, Šis mikrofonas this microphone, ar šis will mikrofonas bring words to you per tonight. juos skambės jums žodžiai. And if you will listen Ir jeigu jūs klausysite, with a yes in your heart, jau savo širdyje su to požiūriu sakydami taip, what is the yes in your heart? o ką reiškia tas taip A širdyje? yes says, Taip reiškia, when I hear it, kai aš tai išgirsiu, that's for me. tai yra skirta man, That's good. tai yra gera, I receive it. aš tai priimu I expect ir it. aš laukiu. Right now, it's Tai mine. yra mano, Thank you, Lord. ačiū viešpatie, I take it right aš now. tiesiog dabar priimu tai. Wow. That's a different way of thinking. Ir tai yra jau kitoks mąstymas. Many people Ir daug žmonių so close. tokie uždari, Stebi. But we can open up. bet mes galime atsiverti. Just like Jesus has opened up to us. Kaip Jėzus jisai atsiverė mums. And we can receive Ir mes galime priimti all that He has for us. visą tai, kas yra paruošęs mums. Šį vakarą, Here in this place. šioje vietoje. Okay. Thank you. Oh, wait, here comes Kevin. Boy. Kevin. Kevinas. Tai buvo geri žodžiai, nuostabūs žodžiai. Wait. You know, as you were giving that illustration, Ir kai jis pasakojo tą istoriją, I remember a meeting I was at with aš prisimenu vieną susirinkimą, kuriame buvau, many thousands of people, tūkstančiai žmonių. and the preacher said, "Is there anybody that you're praying for?" Ir pamokslininkas paklausė, ar yra kažkas, už ką tu meldiesi, arba ko tu prašai. Thousands of people raised their hands. Aš- And said, "Yes, there's people that we would like to see saved." Tūkstančiai žmonių pakėlė rankas ir sako, yra žmonės, už kuriuos mes meldžiamės, mes norim juos matyti išgelbėtus. Does everybody here think of somebody that they would like to see saved? Raise your Ar hand. yra čia kas nors, kuris mąsto apie žmogų, kurį norėtų matyti išgelbėtą? Ar jūs galbūt meldžiatės už žmonės, kuriuos norėtumėt matyti, kad jiems juos išgelbstė? Nobody over here wants to see anybody Čia saved. panašu, nieks nenori, jo, kad jūsų būtų kažkas išgelbėti. Gerai, bet Timas Well, pasakė. he told everybody, there were thousands and thousands. Ir ten buvo tūkstančiai. He says, "Call up that person that you would like to see saved. Ir jisai sako, paskambinkit tam žmogui, kurį jūs norėtumėt matyti išgelbėtą. Tell them Ir pasakykit, that the preacher is going to pray for them." kad pamokslininkas netrukus už juos melsis. And then Ir tada, that's what he did. tai jis ir padarė. They picked up the phone, Taigi žmonės suriko numerį telefonu and 5,000 of them were born again over the phone. ir per telefonus 5000 žmonių priėmė viešpatį, arba kaip mes vadiname, atgimė iš naujo. How many of your friends will be born again tonight? Kiek iš jūsų draugų šiandien atgims iš naujo arba priims pažins Jėzų Through this new technology, per šią naują technologiją, the communication channel that you have in your tą pocket. bendravimo galimybę, kurią mes turime. Hallelujah. Anyway, Bet kokiu atveju it's important to communicate. yra svarbu bendrauti, perduoti žinią. Why don't we do that? Ir kodėlgi mums nepadarius tai? Why don't we act on that idea? Kadangi aš jį pristačiau šią mintį, Right now. tiesiog dabar, Right now. tiesiog dabar. Let's think of a person first. Think of a person Taigi, prisiminkim, arba tiesiog tas žmogus, kuris tonight ateina į mūsų mintis šį vakarą, dabar, that you would love them to have a prayer. jeigu jūs norėtumėt, kad už jų būtų pasimelsta. Let's just think that. Can you think of it? Ar kyla kažkoks žmogus jūsų mintise, ar prisimenat, mąstot, Person coming to your mind. ar kažkas yra jūsų mintise. You love them, you'd like them to have a prayer. Jūs mylit juos ir jums patiktų, kad už jį būtų pasimelsta, ar už tą žmogų. Pull out your phone. Ištrauk savo telefoną. Pull out your phone. Išsitrauk savo telefoną. Pull out your phone. Taigi, ištrauk savo telefoną. You have it?
Pasiruošę? Hold your phone. Parodykit, kad turit. One, two, 1, 2, 3, 4, five, 5, six, 6, seven, 7, eight, 8, 9, 10, 10, 11. 11. Okay, okay. Gerai. Now, call up that person Paskambinkit tam žmogui, kuris yra and jūsų say mintyse. there's a preacher from America who is praying. Ir pasakykit, yra pamokslininkas iš Amerikos That's me. ir jisai melsis, tai yra aš. And you would like them to hear the prayer. Ir tiesiog, kad jūs norit, kad jie išklausytų per telefoną maldą. Call them up. Taigi, paskambinkit tiems žmonėms telefoną. Taip, mes matom jau telefonas pakeltas. I'm here tonight, Taigi, aš esu čia šį vakarą. and we are with people who care about their friends. Ir čia yra žmonės, kuriems rūpi jų draugai. They care about the future of their friends. Jiems rūpi draugų ateitis. And so we are praying for you tonight. Ir todėl šį vakarą mes melčiamės už jūs, draugai. Praying for you to have life, Mes melčiamės, kad jūs atrastumėt gyvybę, to have gyvenimą, experience, kad patirtumėt, to have a relationship kad atrastumėt bendravimą with the unseen God. su neregimuoju Dievu. He has come into this earth Jisai atėjo į šią žemę and revealed himself through Jesus ir Christ. per Jėzų Kristų apreiškė save. And he is giving an invitation to all people Ir jisai visiems žmonėms atvėrė tą kvietimą to receive the life that he has paid for. priimti tą gyvenimą, už kurį jisai sumokėjo. And right now, Ir tiesiog dabar, through the love of your friends, per tavo draugo meilę, kuris tau paskambino, you are hearing this prayer, tu klausaisi šios maldos, that you would see what they see. kad jūs taip pat pamatytumėt tai, ką jūsų draugas mato. Have this life Ir jūs galėtumėte turėti tą gyvenimą, that God is freely offering. kurį Dievas dovanai jums siūlo. For it says, for God so loved the world that Nes he yra gave his only sakoma, begotten Son, kad jisai taip pat milo pasaulyje, kad atidavė savo vienintelį sūnų į koronėlę. that whoever believes in him, Kad kiekvienas, kuris juo tiki, whoever believes in him, kad kiekvienas, kuris juo tiki, would have this life. turėtų tą amžinąjį gyvenimą. Right now, Tiesiog dabar, as you're hearing my voice, kai jūs girdite mano balsą, it is the voice of his message. tai jo žinios balsas. It's the voice of Jesus Tai Jėzaus balsas, saying, I love you. kuris byloja tau, aš tave myliu, I have died for you. aš miriau už tave, I took your place. aš buvau tavo vietoje, aš paėmiau tavo nuodėmę And I offer you my life. ir aš tau siūlau savąjį gyvenimą, Open your heart. atverk savo širdį Say, yes, Lord. ir pasakyk viešpačiui taip, Yes, taip, I receive aš this life. priimu tą gyvenimą, I've been looking for you. aš ieškoju tavęs I receive it now. ir dabar priimu tave, I believe. aš tikiu. Amen. Amen. Wonderful. Nuostabu. That's powerful. We Tai yra thank the Lord galinga ir tiesiog padėkokim viešpačiui, for touching this people. kad jis prisiliečia prie tų žmonių, kuris susiskambino. Ačiū Kevinui. Ar girdėjote žmonės telefonu, ką jūs? Were they able to hear? Ar jie išgirdo, kas buvo sakoma? Yes. Okay, good. Gerai. Well, we just added several people to thank you, Evgeny. Спасибо. Ačiū Evgenijui. We just added several people to the meeting. Taigi, dar keletą žmonių taip prisidėjo prie mūsų susirinkimo. Last night, I understand that 600 people were watching via the internet. Ir kaip suprantu, vakar internetu stebėjo 600 žmonių, kas vyksta čia. So technology is a blessing. Ir todėl technologijos yra palaiminimas. It helps us communicate. Tai padeda mums perteikti žinią. So we're glad you're here tonight. Taigi džiaugiamės, kad šį vakarą esate čia. So shake your feet a little bit.
Šiek tiek pajunkite kojas, Right where you are. ten, kur jūs esate, pajudėkite, tiesiog pasipurdinkite. Pasiruošę? Have your hands a little bit. Pajunkite rankas šiek tiek. Tad šiek tiek apšilkime, pajunkime kojas, šiek tiek apšilam. Pajudam. Tiesiog krūjas, kad geriau judėtų. Okay. Gerai. There you go. Štai mes ir pasiruošę. You get a little warmer. Jau tik ir šilčiau. So we're glad you're here tonight. Taigi džiaugiamės, kad šį vakarą jūs esate I čia. have come all the way from the United States Aš čia atkeliavau iš Jungtinės Amerikos valstijų. You like the United States? Kažkam tai Amerika patinka. To tell you how much God loves you. Kad galėčiau pasakyti jums, kaip stipriai Dievas jūs myli. I see friends from India. Aš turiu draugus iš Indijos. I've been to India many times. Daugelį kartų teko apsilankyti Indijoje. And I've been to many nations. Ir iš tikrųjų teko aplankyti daugybę tautų. Over 60 nations now. Jau daugiau negu 60. And in all of those nations, Ir visose tose tautose I have had the opportunity to tell them what you will hear tonight. buvo galimybė pasakyti jiems tai, ką išgirsite jūs šį vakarą. Nations like France, Tokios tautos kaip Prancūzija, like Argentina, Argentina like Latvia, ar Latvija, like Norway, Norvegija, like Russia, Rusija like America. ir Amerika. Nations from all over the world. Tai yra tautos visame pasaulyje. So I'm not going to talk a long time tonight Ir šį vakarą aš ilgai nekalbėsiu, because I see people are ready to go already. nes aš matau, kad žmonės jau pasiruošę judėti. I think they must be cold. Ko gero šalta, ar ne? So we won't spend a long time tonight. Taigi šį vakarą mes čia daug laiko neleisim. Simple message. Žinia yra paprasta. Why miracles happen. Kodėlgi vyksta I stebuklai? think Kevin spoke on this the other night. Ir aš manau, kad kažkurį vakarą Kevinas apie tai But jau I want kalbėjo. to also talk about it. Bet ir aš norėčiau apie tai pakalbėti. Why miracles happen. Kodėl vyksta stebuklai? The very most important miracle of all Ir pats svarbiausias stebuklas is this. yra štai koks. That God could come and live in a human being. Kad Dievas galėjo ateiti į žemę ir gyventi žmogaus kūne. That He took away all of our sins. Kad Jis paėmė visas mūsų nuodėmes And then He chose to live in human beings. ir Jis apsisprendė, Jis pasirinko gyventi žmogaus kūne. This is a miracle. Tai stebuklas. It's the biggest and most important miracle of all. Tai yra pats didžiausias ir pats svarbiausias stebuklas. Why do I say this is a miracle? Ir kodėl aš sakau, kad tai stebuklas? Explain to me. Paaiškink man. Because Jesus said in the Bible Nes Biblijoje Jėzus that sako, a person must be born again. kad žmogus turi atgimti iš naujo. When Jesus was talking about this, Ir kai Jėzus apie tai kalbėjo, they asked him this question. jam buvo užduotas klausimas, How can a person be born again? kaip žmogus gali atgimti iš naujo, How can I go back into my mother's womb? kaip aš galiu grįžti į motinos iščias. Are you hearing me? Ar jūs girdite mane? And Jesus said, Ir Jėzus pasakė, you must be born of your mother, tu turi būti gimęs iš mamos, but you will be born of the Spirit of God. bet taip pat iš Dievo dvasios. This is a miracle. O tai jau stebuklas. How can you be born of the Spirit of God? Kaipgi gali būti atgimęs iš Dievo dvasios? Simple. Paprasta. God originally created us in His image Nes Dievas Jisai sukūrė mus pagal savo paveikslą in the very beginning. pačioje pradžioje. Listen, Paklausyk. that's why there's not 15 different stages of humans walking around. Ir todėl nėra kažkokių tai 15 etapų žmonių vaikščiojančių aplink. There's only one that walks upright like us. Vienintelis kaip mes, Are you hearing? ar jūs girdite, That speaks, kuris kalba, that can learn, kuris gali that mokytis, can study. gali studijuoti. There is only one character of being. Yra tik tai viena ta savybė būdimo It's called a egzistavimo. human being. Ir tai yra arba esybė, tai yra žmogaus We esybė. were created in the image of God Mes buvome sukurti pagal Dievo paveikslą, for fellowship with God. kad galėtume bendrauti su Dievu. But when we chose not to believe God, Bet
Dievu, we were separated from Him. mes buvome atskirti nuo jo And sin stood between us and God. nuodėmė jinai atsirado tarp mūsų ir Dievo. And when sin entered in, Ir kai pasirodė nuodėmės, death entered in. pasirodė ir mirtis. And when death entered Ir in, kai pasirodė mirtis, sickness and disease entered in. lygos ir negalės pasirodė. But the first miracle, Bet pirmasis stebuklas and the most important miracle, ir svarbiausias stebuklas is to recognize pripažinti, that Jesus has taken all of our sins, kad Jėzus jisai paėmė visas mūsų and nuodėmes the wall that separated ir us, ta siena, kuris skiria mus, it has been removed. jinai buvo patraukta. And now, Ir dabar, just like in the beginning, kaip ir toje pradžioje, God can come and live in people again. Dievas vėl gali ateiti ir gyventi žmonėse. So what happens? Taigi, kas įvyksta? The scripture says, Rašte rašoma, anyone bet kas, kiekvienas, who will call on the name of the Lord kuris šauksis viešpaties vardo, can be saved, gali būti išgelbėtas can be born ir again. gali gimti iš naujo. So tonight, Ir vėl šį in vakarą, this place, šioje vietoje, and to all of those listening out there, ir visiems, kurie klausosi, you can call on the name of God, jūs galite šauktis viešpaties vardo and He will meet with ir you, jisai ateis pas and He jūs will come again, ir jisai vėl ateis and He will live in you, ir jisai gyvens and you tavyje will be born of God. ir tu būsi gimęs iš Dievo. Wow! Oho! Yeah, that's good news. Tai yra geroji žinia. You can clap. Ir jūs galite ploti. Now, why do I tell you this? Ir kodėl kai aš jums visą tai pasakoju? How many of you have already prayed that prayer Kiek iš jūsų jau meldėtės tokia malda, where you ask God to come and live in your heart, kur tu prašai, kad Dieve ateik į mano gyvenimą, gyvenk mano and you širdyje. would say, Ir tu sakei, I am born of God. ir tu gali pasakyti, kad aš esu gimęs If iš that's Dievo. you, Jeigu tai yra tu, toks I want esi you jau. to wave at me. Jeigu tu gimęs, aš noriu, kad tu You've pamojuotumai. already prayed that prayer, Tu jau meldėsi tokią and maldą. you know you're born of Ir God. tu žinai, kad esi gimęs iš Dievo. Wow, that's almost everyone that's here. Panašu, kad kiekvienas beveik kuris yra čia. Wow! O, And you believe that. ir jūs to tikite. So I have a question for you. Tuomet klausimas jums. Have you ever seen Jesus eyeball to eyeball? Ar jūs akis į akį kada matėte Jėzų? But you believe Bet jūs tikite, that you're born of kad God? jūs gimė iš Dievo? Has Jesus ever sat down in a chair next to you and had a conversation? Ar Jėzus kada prisėdo šalia tavęs ant kėdės ir jūs su juo kalbėjotės? No? Ne. Have you ever touched him with your own hands? Ar kada nors savo rankomis prie jo prisilietei? No? Ne. Yet you tell me you know that you are born of God. Jūs visą tai sakote ne, bet vis tiek teigiate, jūs esate gimę iš Dievo? Is that true? Ar tai tiesa? How do you know? Kaip jūs tai žinote? You believed Jūs patikėjot the word žodžiu, which says kuris sako, Jesus died for you, Jėzus mirė už tave. and you acted on that word. Ir pagal tai turi gyveni ir elgies. Listen to me Ir tonight. šį vakarą paklausyk, Healing išgydymas is no different. su juo nėra kitaip. It's the same. Tas pats. When you first asked Jesus to come into your heart, Pirmą kartą paprašai, kad Jėzus ateitų į tavo širdį. did you feel any different? Ar kažkaip kitaip pasijautai? You felt different. Kažkas kitaip buvo. Ta prasme, Something happened to you. kažkas tau nutiko, ar ne? What did you do with that feeling? Ką tu darai su tuo jausmu? Did you begin to thank God? Ar pradėjai dėkoti Dievui? Hey, Nagi, God, Dieve, I'm different. aš esu kitoks. Something has happened to me tonight. Šį vakarą kažkas su manimi nutiko. Thank you. Ačiū. I know you've taken away my Ir sin. aš žinau, kad tu patraukė mano nuodėmę. I'm clean. Aš esu švarus. Wow. Oho.
Kristų. But listen, Bet paklausyk, the same way that we receive our salvation from sin, taip mes įgyjame mūsų arba priimame mūsų išlaisvinimą iš nuodėmės. that's the very same way we receive Ir our lygiai taip pat physical healing. mes priimam savo fizinį išgydymą. Now listen, Paklausyk, you are born of God. tu esi gimęs iš Dievo, You are a miracle. tu esi stebuklas. You believe Ir tu tiki, that one day, kad vieną because you dieną, believed in God, todėl kad tu patikėjai you will Dievu, go to heaven. tu keliausi į dangų. Is that true? Ar tai tiesa? Yes. Taip. That's a miracle. Tai stebuklas. You believe Tu tiki, that 2,000 years ago, kad prieš 2000 metų on the cross, ant kryžiaus Jesus took your sin. Jėzus prisėmė Do tavo you nuodėmes. believe that? Ir tu tuo tiki. That's a miracle. Tai stebuklas. Wow. Oho! Do you believe Ar tu tiki, that on the third day, kad trečią dieną after Jesus died, po Jėzus mirties that he was raised from the dead, jisai buvo prikeltas iš that he mirusių defeated the dead ir jisai nugalėjo velnę for you? dėl tavęs? Do you believe that? Ar tuo tiki? You do. Tiki? Wow. Oho! That's a Tai miracle. Say this with me. kartok su manimi. I'm a miracle. Aš esu stebuklas. I believe in a miracle. Aš tikiu stebuklu. I live in a miracle. Aš gyvenu stebuklu. I am a miracle. Esu stebuklas. I am going to heaven. Ir aš keliauju į dangų. That's a miracle. Ir tai stebuklas. If I am a miracle, Jeigu aš esu stebuklas, if I believe in a miracle, jeigu tikiu stebuklu, if I belong to a jeigu miracle, aš priklausau stebuklui, then tonight tuomet šį vakarą is my night tai yra mano vakaras. for Kam? For miracle. a miracle. Stebuklui. Wow! It's not hard. Really simple. Tai yra argi tai sudėtinga, tai yra paprasta. Now listen, Paklausyk. I want to give you 4 simple pictures Ir aš noriu 4 pavyzdžius, paveikslus. of why miracles happen. Kodėl vyksta stebuklai? Are you interested? Ar jūs tai domina? Oh, I can't tell you yet, though. Ne, dar nepasakau, dar negaliu pasakyti I jums. have to tell you something else. Dar aš kitą turiu jums prieš tai pasakyti. Where does sickness and disease come from? Iš kur atsirado lygos negalios? Listen, Paklausyk, you need to settle that question. tu turi iš tikrųjų atsakyti į šitą klausimą. Where does sickness and disease come from? Iš kur atsirado ar ateina lyga ar negalio? Hey, Paklausyk, on what day kurią dieną did God create sickness and disease? Dievas sukūrė lygą ir negalę? Was that day 1? Ar tai buvo pirmoji diena? Was it day 2? O gal antrąją dieną? Was it day 3? O gal trečiąją? Day 4? Man atrodo ketvirtoji. Maybe it was day 5? Gal penktoji? What the creation? Kūrybos Oh, I sukūrimo. know. O, žinau. It was on the 6th day. Tai šeštąją dieną. No. Ne. Why? Kodėl? Because God did not create sickness and disease. Nes Dievas nesukūrė nei lygos, nei negalios. If God did not create sickness and disease, Jeigu Dievas nesukūrė lygos ir negalios, then where did it come from? tai iš kur tai atsirado? You see, this is important. Ir tai yra svarbu. I want you to settle this question forever. Aš noriu, kad jūs rastumėt atsakymą į šį klausimą amžiams. Sickness and disease Liga ir negalė is a product tai yra vaisius or a result arba pasiekmė, of its mother original sin, kas yra pirmoji nuodėmė, the very first sin that happened ta pati pirmoji nuodėmė, kuri įvyko at the very beginning of time. laikų pradžioje. God asked one thing.
tiesiog tik kaip mano žodžiu. Only one thing. Tik vieno dalyko. But Adam did not believe. Bet Adomas netikėjo. He sinned. Ir jis nusidėjo. And because of sin, Ir dėl the nuodėmės scripture says rašte rašoma, that all have sinned visi nusidėjo and fallen short of the glory of ir God. stokoja Dievo šlovės. And when sin came Ir in, kai nuodėmė that pasirodė, death came in. pasirodė mirtis And it brought with it dying, ir jinai atnešė mirtį. sickness and disease. Ir sumirti lygos ir negalios. Now listen, Bet paklausyk, sickness and disease lyga ir negalė is a product of its mother's sin, original sin, vaisius mamos, kuri pradinė nuodėmė, and it is a product of its father, ir vaisius tėvo, the devil. velnio. If sickness and disease Ir jeigu lyga ir negalė is a product of its mother's sin, yra vaisius mamos nuodėmės and its father, the ir tėvo devil, velnio, then what must we do? tai ką mes turėtume tada daryti? We must discover Mes turime suprasti, was the substitute kas tai pakeitė, for our sin, kas atstojo for mūsų our nuodėmes, sicknesses and kas diseases. pakeitė arba perėmė mūsų nuodėmes ir The negalės. scripture says Rašte yra rašoma, that Jesus, kad Jėzus, he became the last Adam, jisai tapo paskutiniuoju Adomu and that he became sin for us. ir jisai mūsų vietoje tapo nuodėme. Jesus, Jėzus, the one who knew no sin, tas, kuris nepažino nuodėmės, he became sin jisai tapo nuodėme, so that you and kad I tu ir aš should come into right standing with God. mes galėtume teisume stovėti prieš Dievą. Wow! Oho! That's good Tai news. yra geroji žinia. Listening. Paklausyk, ar tu girdi? So, Taigi, Jesus was the solution. Jėzus buvo sprendimas. If the mother was sin, Jeigu motina buvo nuodėmė, and Jesus took the penalty of our sin, o Jėzus prisėmė bausmę už mūsų nuodėmę, sin was canceled out. nuodėmė jinai buvo atšaukta. But what else happened? Bet kas dar nutiko? The scripture tells us Raštai yra rašoma, that Jesus defeated this kad Jėzus įveikė šėtoną on the cross. ant kryžiaus. And not only did he defeat Ir him, ne tik jį nugalėjo, the scripture tells us raštai yra rašoma, that the Son of God came. kad Dievo sūnus atėjo, He was manifested in this earth jisai pasirodė šitoje žemėje, so that he might destroy kad jis galėtų sugriauti the works of devil. velnio darbus. Wow! Jesus Jėzus destroyed the works of the devil. griauna velnio darbus, He paid the price for our sin. jisai sumoka kainą už mūsų And the nuodėmes. scripture says Ir rašte rašoma, that he went about doing good. ir Jesus. jisai darė gerą And healing all who were oppressed of the devil. Who were oppressed. ta prasme, išlaisvino visus, kurie buvo prislėgti velnio. Wow! Oho! That's good news. Ir tai yra geroji žinia. Now listen. Paklausyk, Why do miracles happen? kodėl vyksta stebuklai? They happen when we understand four pictures. Tai vyksta arba tuomet vyksta, kai mes suprantame keturis dalykus. First, Pirmiausia, we want to get the right picture of Jesus. mes teisingai suprantame, kas yra Jėzus. What is the right picture? Koks yra teisingas paveikslas arba supratimas He was the Jėzus? one who knew no sin, Jis yra tas, kuris nepažino nuodėmės, but he became sin for us, bet jisai vienoje mūsų labui tapo nuodėmę, that we might come back to God. kad mes galėtume grįžti pas Dievą. And now, Ir dabar, when we look on the cross, kada mes žvelgiame į kryžių and we ir understand mes suprantame, that he was bruised for our sin, kad jisai buvo mušamas dėl mūsų nuodėmių, that the blood came out of his side kad iš jo šono prasidėjo kraujas for our sin. dėl mūsų nuodėmės. When we receive this, Kai mes priimame tai, sin nuodėmė
nuodėmė in our lives mūsų gyvenime is defeated. yra nugalėta. And Ir now dabar we can walk with God. mes galime gyventi su We can Dievu. walk in victory. Mes galime gyventi We pergaliai. can walk in life. Mes galime gyventi And šviesoje we ir can gyventi. experience God. Ir mes galime patirti Dievą. Get the right picture of Jesus. Todėl teisingai supras, kas yra Jėzus. Picture number 2. Antras dalykas. I want you to get the right picture of your Father. Aš noriu, kad tu teisingai suprastumėt, kas yra tavo tėvas. You have a Father in heaven. Danguje tu turi tėvą. Your Father, your Father in heaven. Danguje The scripture says rašte rašoma, that it pleased God kad Dievui patiko to bruise or to beat Jesus. plakti Jėzų arba matyti jį nuplaktą, sužeistą. It pleased God. Tai Dievui patiko, In other words, kitaip tariant, God in heaven, danguje esantis when Dievas, he saw Jesus die on that cross, kai jisai pamatė Jėzų mirštant ant to when he kryžiaus, saw him beaten for kai you, jisai matė jį plakamą dėl the tavęs, scripture says that rašte rašoma štai kas. when he would see all of this happen, Kai jisai matė visą tai vykstant, that he would be satisfied. tai patenkino, That sin, kad ta nuodėmė, that sickness, kad ta liga, that disease ta negalė, had been paid for. už ją buvo sumokėta. And the scripture says Ir rašte rašoma, that God's righteous servant, kad Dievo teisusis tarnas, Jesus, Jėzus, he would make it possible per jį tapo įmanoma for all people to be counted righteous. visiems žmonėms būti teisėjais Dievo And akivaizdoje. God said, Ir Dievas sako, our Father in heaven, mūsų tėvas danguje. the prophet Isaiah said about him, Ir pranašas Izaijas apie jį rašė, my servant, mano tarnas, he will heal all of their sins jis išgydys visas jų and nuodėmes all of their ir sicknesses. visas jų ligas. Wow! Oho! I discover, Ir aš supratau, we discover mes suprantame, that Jesus took our place, kad Jėzus jisai buvo mūsų vietoje that our Father looked from heaven ir todėl tėvas žiūri iš dangaus, at Jesus on the cross jisai mato Jėzų ant and kryžiaus he said, that's enough. ir sako, to pakanka. He has paid the price. Jis sumokėjo kainą. And now, Ir dabar, because of what Jesus has done, dėl to, ką Jėzus padarė, my people mano žmonės can come back to me. gali grįžti pas mane. Wow. This was God's will. Tai buvo Dievo valia. You see, people look at Jesus. Nes žmonės, kai žiūri į Jėzų, Scripture says ir rašte yra he rašoma, went about doing good and healing all who are oppressed of the devil. Jėzus jisai darė gerą ir jisai gydė, But they look up at God bet jie žiūri į Dievą and they think, ir mano, maybe God galbūt Dievas in heaven danguje has a hammer. turi plaktuką. And when I do something wrong, Ir kai už kažką negerą padarau, he's going to do something to me. jis man kažką padarys. But that's not our God. Bet tai ne mūsų Dievas. Our God said Mūsų Dievas yra it pasakęs, pleased him jam tai patiko, to put your sins kad tavo nuodėmės on Jesus. būtų uždėtos ant For Jėzaus. God Nes Dievas was in Christ, buvo Kristuje, reconciling the world unto himself. arba kitaip tariant, per Kristų sutaikė pasaulį su savimi. Wow. Hey, what happened Kas nutiko? when we discover Arba kas nutinka, kai mes suprantame, kad Dievas is just like Jesus? yra kaip Jėzus. What happens Kas vyksta, when we discover kai mes suprantame, that what Jesus did for us, kad tai, ką Jėzus padarė dėl mūsų, God was in heaven Dievas danguje, and he was behind Jesus, jisai stovėjo arba he už was Jėzus, in Jesus, jisai buvo Jėzuje and God, ir Dievas, aš manau, maybe galbūt, he was looking over the banister of heaven jisai žiūrėjo pro dangaus kraštą and he was saying, ir Jesus, sakė, Jėzau,
toks kaip tu. Hey, Paklausyk, what happens kas vyksta, when we discover kai mes suprantame, that God is just like Jesus? kad Dievas yra toks kaip Jėzus. God becomes personal. Dievas, jisai tampa asmenišku, He becomes a friend. jisai tampa draugu, He is forgiving. jis atleidžia, He's for us. jisai yra už mus, He's not against jis us. ne prieš mus. Now listen. Paklausyk, There was a woman in Argentina. Argentinoje buvo moteris She was standing out on a large field. ir jinai stovėjo didžiuliame lauke As she was standing ir there, kai jinai ten stovėjo, she was worried. jinai nerimavo. And we were speaking words like we're speaking to you Ir tonight. mes kalbėjome žodžius kaip ir šį vakarą jums. She couldn't look up Jinai negalėjo pakelti akių, because she was so ashamed. nes jai buvo taip gėda, But as she was standing there, bet kai jinai ten stovėjo, all of a sudden, staiga something happened. kažkas nutiko. A fireball of love. Ugninis meilės kamuolys. Fire came out of the sky. Ugnis nužengė iš dangaus. And as it got close to her, Ir kai priartėjo prie jos, Jesus appeared. Jėzus pasirodė. And he said these words. Ir ištarė tokius žodžius. He said, I do not condemn you. Aš tavęs nesmerkiu. How do I know the story? Iš kur žinau šitą istoriją? She came up to testify, Jinai išėjo, kad paliudytų, to tell us what had happened. kad jinai papasakotų visiems, kas nutiko. Ir jinai pasakė, Many years ago, I was divorced. prieš daugelį metų aš išsiskyriau, They took my children. jie atėmė mano vaikus They threw me out of the house. ir išmetė mane iš namų. My husband left me. Vyras mane paliko, The church left me bažnyčia nusisuko nuo manęs, because I was divorced. nes aš buvau išsiskyrusi. But she said tonight, Bet šį vakarą Jėzus, my Father in mano heaven, tėvas danguje, He came to me. jis atėjo pas He mane, appeared to me. jisai man He pasirodė said, I love ir you. pasakė, aš myliu I tave, do not condemn you. aš tavęs nesmerkiu. You can come home to Tu me gali tonight. grįžti šį vakarą pas mane namo. Wow! Neįtikėtina. What are we talking about? Taigi apie ką mes čia kalbam? Why do miracles happen? Kodėl vyksta stebuklai? Get the right picture of Jesus. Teisingai supras, kas yra Jėzus. Get the right picture of your heavenly Father. Teisingai supras, koks yra tavo dangiškasis tėvas. And get the right picture of the devil. Ir teisingai supras, kas yra toks velnias. Jesus said, Jėzus pasakė, I saw Satan fall from heaven like lightning. mačiau, kaip žaibas iš dangaus buvo išmestas šėtonas. I have a question for you tonight. Bet šį vakarą klausimas jums. Have you seen Satan fall? Ar tu matai šėtoną kritusi? For the scripture tells us Nes rašte yra rašoma, that Jesus made an open show of him triumphing over the devil. nes Jėzus viešai pažemino šėtoną, įveikdamas jį. Now listen, Paklausyk, we were in Africa. mes buvome Afrikoje, There were one or two more people than this. ten buvo vien daugiau žmonių negu čia. Few hundred Nu, thousand. kaip tos pridėkit keletą šimtų tūkstančių. On the edge of the crowd, Ir ten šalia tos minios there was a krašte man chained to a tree. buvo vyras prirakintas prie medžio. Are you listening? Ar jūs girdite? Chained to the tree. Prirakintas ligoninė kaip pas mus. They don't have medicine like we do. Ir pas jūs nėra vaistų, kai yra pas mus. They don't have doctors like we do. Ir nėra gydytojų tokių kaip pas mus. So to keep him from hurting himself Taigi jie tiesiog, kad jisai pats savęs nežeistų. and to keep him from hurting other Ir people, taip pat, kad nežeistų kitų žmonių, they chained him to a tree jie prirakino jį su grandinėmis prie medžio. because no one could control him. Nes niekas negalėjo sulaikyti, suvaldyti jo. Listen, Paklausyk, in my country, mano šalyje they say that the devils are just more sophisticated. The devils are just a little bit, they hide a little bit better. arba pas mus sakoma šalyje, kad velnias jisai šiek tiek geriau pasislėpęs, užsislėpęs geriau. They're more handsome. Ir jie šiek tiek gražesni. They're more, the word is sophisticated. They have better, they have more
trickier strategy. Arba jų strategija šiek tiek gudresnė. They're not open strategies Ta like prasme, in Africa. kaip Afrikoje, ten viskas vyksta atvirai. In Africa, in Africa, they're just crazy. Afrikoje tiesiog pamišę. In my country, Mano šalyje, they just say, jie tiesiog sako, who's God? kas tas Dievas? We don't believe in God. Mes tikim Dievu. We don't need God. Ir kažkaip mums tai Dievo nereikia. He's just a fable. Kažkokia pasaka. We have science. Pas mus yra mokslas. We have medicine. Vaistai, medicina. We have what we need. Ir mes turime tai, kas mums reikalinga. Yet with all of our science Ir viskas su viso to mūsų and mokslu, with all of our medicine, su visa medicina, more than half of our population in America, pusė Amerikos gyventojų, daugiau negu pusė, they are suffering from chronic or serious reoccurring sickness and disease. jie kenčia nuo chroniškų ligų ir negalių. What am I talking about? Apie ką aš čia kalbu? Hey, Paklausyk. the man in Africa Tas žmogus Afrikoje, chained to a tree, jisai prie medžio pririštas, crazy out of his mind. išprotėjęs. But when he listened Bet kai jisai to klausėsi, the words you're listening to tonight, jisai girdėjo tos pačius žodžius, kuriuos jūs girdite vakar. something began to happen to him. Jame kažkas pradėjo vykti, Peace came into his heart. ramybė užpildė jo širdį, And peace came into his mind. ramybė užpildė jo protą. Doctors now say Gydytojai dabar jie sako, that 95% of sickness and disease, kad 90% visų ligų, negalių, it is a result tai yra pasekmė of stress streso, in the mind, kuris sukeliamas proto, which produces disease kas ir in the body. kūne ir sukelia tas ligas. 95% of doctors say this. Gydytojai teigia, 95% ligų kyla dėl to. Listen to me tonight. Todėl šį vakarą I'm pasakysiu, here to tell you esu čia, kad tau pasakyčiau, there is only one person yra tik vienas asmuo, who can bring peace to the mind, kuris gali nuraminti tavo who can protą, bring peace to the heart, kuris gali nuraminti tavo širdį and who can bring peace to the body. ir kuris gali nuraminti tavo kūną. And his name is Ir jo Jesus. vardas yra Jėzus. Listen to me Šį tonight. vakarą paklausyk, Lithuania. Lietuva, Medicine is not your God. ne vaistai, ne medicina yra tavo Dievas. Education is not your God. Education. Išsilavinimas nėra tavo Dievas. Jesus. Jėzus, The God of your great Catholic churches. tas jūsų Dievas, didžiųjų katalikiškų bažnyčių. He has sent me here tonight Ir jis mane siuntė, kad čia šį vakarą to tell you pasakyčiau tau. He will take away the fear, Jisai patrauks tavo baimę, take away the torment, tą kančią and where you've lacked peace, ir ten, kur tau trūksta ramybės, He'll bring peace. jis tau suteiks ramybę. Now, Dabar, remember the crazy man in atsimena, Africa? Afrikos pamišėliai, Chained to a tree, prirakinta, grandinėmis prie medžio, no peace, jokios ramybės, crazy out of his mind. išprotėjęs. At the end of the meeting, Susirinkimo pabaigoje, we were taking dozens of testimonies. ten daugybė liudijimų buvo išsakyta. They were running up on the Jie platform, tiesiog bėgo ant scenos and all of a sudden, ir staiga 250,000 people 250 tūkstančių žmonių began to look at the other side of the pradeda platform, žiūrėti kitą pusę and they began to shout, ir pradeda šaukti. Jesus! 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 I thought, Aš pamaniau, wonder what's happening? man įdomu, kas čia vyksta. I better run over Jau here. geriau bėgsiu, pažiūrėsiu. I ran to the other Aš side of the bėgu kitą platform, pusę scenos and there stood a man ir ten stovi žmogus. like this, Toks peaceful. ramybė, His eyes were clear, akys skaidrios, and someone beside him was carrying chains. o kažkas šalia jo nešė grandines. And this man said, Ir tas žmogus tarė, give me a piece of paper duokite man lapą and a pencil. ir rašykite. I want to write my name. Aš noriu užrašyti savąjį vardą. He said, from my childhood, Sako, nuo vaikystės something happened to me. kažkas man nutiko I lost my mind. ir mano protas I pasimaišė. could not write.
Aš negalėjau rašyti, I could not think. aš negalėjau mąstyti, I did not know my name. aš nežinojau savo vardo. He said, but tonight, Bet šį vakarą Jesus came Jėzus atėjo pas mane and he took away the fear in my mind and my heart. ir jisai pašalino mano proto, mano širdies baimę And he gave me peace. ir man suteikė ramybę. And he looked at the crowd. Ir jisai žiūrėjo į mane He said, you know me. ir sako, jūs pažįstat mane, I'm the one that everybody's afraid of. tai aš, kurio visi bijojo. He said, but tonight, Bet šį vakarą I've been set. aš esu išlaisvintas. Listen, Paklausyk, I don't know what has you captive tonight. aš nežinau, kas laiko tave vergijoje, kas supančiojo tave. Maybe there's fear. Gal yra baimė, Maybe there's a habit. gal yra kažkoks įprotis, Maybe there's a problem o gal problema in your life. tavo gyvenime. I'm here to tell you Ir tonight šį vakarą aš esu čia, kad tau pasakyčiau, that the Prince of Peace kad ramybės kunigaikštis, will take your fear jisai paims tavo baimę and replace it with his love. ir pakeis tai savo meilę. The Prince of Peace, Ramybės kunigaikštis. he will break the chains that hold your mind captive. Jis nutrauks tas grandines, kurios laiko vertijų tavo protą. And tonight, Ir šį vakarą you can come home tu gali grįžti namo to the God of peace. pas ramybės Dievą. What are we talking about? Apie ką čia kalbam? 4 pictures. 4 paveikslai arba supratimai. Pirmasis. Get the right picture of Jesus. Teisingai supras, kas yra Jėzus. Picture number 2. Antrasis dalykas. Get the right picture of God in heaven. Teisingai supras, kas yra ir koks yra Dievas danguje. He's a loving God. Tai yra mylintis He Dievas. says to you Ir tonight, šį vakarą jisai tau sako, I love you. aš tave myliu, I gave my son aš to savo you. sūnų atidaviau už Come tave. home to me. Grįžk namo pas mane. Picture number 3. Trečiasis supratimas. Get the right picture of the devil. Teisingai supras velnę. Understand. Supras. He has been defeated Jis yra by nugalėtas. our Lord Jesus Mūsų Christ. viešpatės Jėzaus Kristus. Hallelujah. And picture number 4. Ir ketvirtas dalykas. Are you ready? Ar pasiruošę? Do you want to know? Ar norite žinoti? I can't hear you. Aš jūsų negirdžiu. Shall I go home? Ar turėčiau keliauti namo jau? If you want to know picture number 4, Taigi, jeigu nori žinoti, kas yra ketvirtas dalykas, right now, tiesiog dabar I want you to get up aš noriu, kad tu and I pakiltumai want you to come down ir here ateitumai čia. so I can see your